Sveiki visi. Turbūt daugeliui teko pamatyti tokį keistą geltoną ženkliuką, kuris kartais užsidega nei iš šio, nei iš to automobiliu bevažiuojant. Ir kai, pavyzdžiui, yra užgesinamas variklis ir norima vėl iš naujo jį užvesti, dažniausiai užsidega dar toks užrašas Emission Workshop ir nieks nežino, kaip tai daryti, kaip tai jį panaikinti. Važiuoja pas visokio plauko kompiuterastus, naikina klaidas, vėl užsidega, moka pinigus ir vienu žodžiu kankinasi be atlievos. Tai va, aš jums parodysiu patį paprasčiausią būdą, neišlimpant iš automobilio, kaip visą tą daiktą panaikinti. O panaikinti reikia tiesiog 3 kartus arba 4 kartus įjungti ir išjungti automobilį. Žiūrėkite, stebėkite. 1, 2, 3, jau nebėra, matote Emission ir vedu variklį. Blablablank, volia, ir nebėra užrašo, kaip ir ženkliuko. Sėkmės visiems.